Bet dar neturi mangų peilių. Mes iš močiutės gavom paskutinę dieną prieš skrydį mandariną ir va, dabar prieš skrendant į Filipinus mes jį suvalgysim, nes normaliai tik vaisių niekur nenusipirkom išskyrus bananų kelį. Ačiū močiutė. Tiek atradau fancy tūliką. Tikrai galėjom naudoti savo mikrofonus, bet jų nepasiėmėm ir jie ten toli. Mes juos panaudosim, I promise. Mandai. Mes tik buvom maloniai nustebinti, atvarė stuardas prie mūsų, sako, labą dieną, ponia Lina, aš norėjau pasitikrinti, ar jūs vegetarė. Ir aš taip, jo, bet aš net jie duoda čia maistą, Malaysian Airlines. Ir nespėjau pasirinkti maistą, galvoju, kaip jie žino, kad aš vegetarė. Ir Aurimas sako, mes pernai skridom ir jie turbūt turi sistemoje. Tai mes taip maloniai nustebinti, jie labai fainai. Atkirti. 2 natų šepetukai. Dar ne viskas. 2 dantų pastos. 2 muiliukai. Kažkokio kvapo. Dar yra šampūnas ir šampūnas. Visai atsitiktinai apsistojom šalia masonų ložės pagrindinio pastato, kuris vakar visą naktį tūsino ir greičiausiai sprendžiant iš visų didelių kiaulių nešamų į pirmąjį aukštą, dabar tūsins ir šią visą naktį. Užsisakėm mažą bliūdelį sriubos, filipinietiškas patiekalas, į kurį įeina daržovės, vištiena ir prieskoniai, taip pat šiek tiek džindžerio. Kadangi mes biškį pakimę, sakėm, reikia pagerinti imuninę sistemą. Tai va, tai aš užsisakiau. Atrodo, kad pavalgysim abu. Šitoje istorijoje yra įdomu tai, kad neužilgo pas mus ateis kepta žuvis, kurią užsisakė Lina, ir jeigu toks puodelis yra sriubos, įdomu, kaip atrodys ta sriuba. Ta žuvis. Mes per žuvį gavom, tai ačiū Dievui, žuvis ne tokia didelė kaip sriuba. Aurimas vis dar verkia dėl labai faino pipiriuko, o masonų ložei jau prasideda tūsas. Kiekvienoje kelionėje vienas iš svarbiausių dalykų yra internetas. Mes su Lina visą laiką stengiamės interneto kortelę nusipirkti ne oro uoste, kur jos yra 3 ar 4 ar 10 kart brangesnės, o nuėjus į artimiausią 7-Eleven parduotuvytę. Taip bandėme ir šį kartą, tačiau paaiškėjo, kad 7-Eleven tiesiog neparduoda kortelių. Kitas logiškas būdas, mes pasigūglinom, kur yra atstovybė tų kortelių ir tiesiog nuėjome į atstovybę. Atstovybė irgi nepardavinėja kortelių, sako, eikit į randominį kioskelį ir pirkit. Ir tada mes grįždami namo radom tokį labai dodgy kioskelį, kuriam buvo po 3 kart pigiau negu visur kitur kortelės. Mes nusipirkom vieną kortelę, ją pasipildėm, o kitą dieną eidami nusipirkom antrą kortelę. Nusipirkome 2 skirtingų tinklų korteles, nes pasiskaitėm, kad salose skirtingai veikia. Vienose veikia vienas tinklas, kitose kitas. Čia pilna eurą vakarienė.
Coca-Cola kaip Coca-Cola. Čia sakė vištiena. Vištiena. Pirkom gatvėje, ten kur matėt. Pasižiūrėsim, pradėšim rytoj. Labas rytas. Ar gal labiau reikėtų sakyti rytas? Nieko nereikia sakyti. Va. Mes valgom. Masonų ložė vyksta statybos, jie atsivežė krūvą dalykų. Kažką darys. Bet šiandienos ryto unikalumas yra kapučino, kur ant kapučino yra pabarstyta kavos dekoravimui. Krasti kava. Krasti kava yra ir atsigeri ir pavalgai. Labas katukai. Aš žinau, kad tu labai nori valgyti. Ar man dabar tau duot gabaliuką? Čia žinok, viskas yra dėl to, kad tu mane reketuoji. Tipo aš dabar nusisukus, ne, aš nereketuoju. Reketuoja. Tai va, čia yra filipinietiška pica. Ką mes išsiaiškinom su filipinietiškom ir tailandietiškom picom, kad jos yra daromos ant pitų. O čia yra mūsų stiuas, kurį mes valgom, tai yra labai geras maistukas, kur gauni vištienos gabalų, gauni džindžerio, gauni kažkokio tai meliono. Aš taip įsivaizduoju, čia yra moliūgo alternatyva, galbūt watermelon, nežinau kas. O mūsų draugai iš statybų nusprendė, kad yra pietus ir ką čia dabar darysi, tai vat vienas sėdi prižiūri, kad tieks nenupizdintų dalykų, o visi kiti išėjo valgyti. Tai tokios mažos jos, aš galvoju, čia jos per visą šitą. Gal kitokios? Nu gal. Gal tiesiog sukrautas ir Ai, nu gali būt, nes aš kažkaip, žinai, galvoju, tada turint tokią fūrą susikrovį, biškiau aukščiau ir nėra išlindę va tiek. Bet čia šiltieji kraštai, čia yra dalykų, kurių tu nekvestionuoji. Kas čia reikalavimas? Tau sekasi, kad mano širdis yra auksinė ir biškis skauda galvą ir tavo miaukimas yra aukšto. Taip ir gyvenam. Mes radom obeliską, kuris yra dedikuotas masonam. Visą matantį akis, masonų logotipas. Ir pačias gražiausias mašinos, kokias mes matėm visoj Maniloj. Bus galima. Pagalvės minkštos bus galima patogiai miegoti. Su vaizdais į miestą. Aš žinau gerai, įsižiūri jūrą, matos. Jūra, tai čia principė yra kambarys su siviu. Turim tūlikiuką ir kitoj pusėje yra vat dušas. Malaizijoj valgėm indišką maistą, o vat Filipinuose valgom arabišką. Kaip ten jėla skanaus. Ką mes turim? Mes turim humusiuko, turim fetiušo, ne? Jo. Fetiušo, falafelių, šiek tiek pitų ir dar kažkokia tai padavų. Tai turbūt tahinis bus, ne? Nežinau. Aha, tahinis. Džiaugiamės Manilos vakaru. Džiaugiamės Manilos vakaru. Persikraustėm į kitą vietą gyvenimą. Normalesnėm sąlygom. Bent jau kol kas tarakonų nematėm. Kambarį, tai pliusas.
Nes prieš tai taip turėjom draugų įvairaus dydžio kambarį. Bendra nuomininkų. Seniai gyvena, ten nuolatiniai nuomininkai. Bendrabutis beveik. Bendravotį faktiškai gyvenom ir dar 2 naktis tūsino gerbėmieji masonai. Kūrybiniai prasivaikščiojimai čia, nes šaligatviai nepraeinami, tai einam gatvėmis. Žiūrėk, yra korejietiškas marketas kažkoks. Jie čia iš vis labai mėgsta korejiečių dalykus, yra visokiausių restoranų krūva korejiečių. Vaisiai. Vaisiai. Geltoni, actually, mangai. Šitie mangai tai jie tokie pastovėjo, bet bus skanus. Tai gerai. Bet dar neturi mangų peilių. Tai naudosi mangų šaukštą. 300. Mūsų rytas prasidėjo nuo falafel rapsų ir imbierų arbatos. Mes vis dar truputuką kostim, kas nėra gerai. Šiandien planuojam judėti į Fort Santiago, kas yra viena iš Manilos apžiūrimų vietų. Ir yra du variantai, vienas važiuoti džipniu, tai yra tie tokie perdaryti džipai. Kitas eiti peškom, tai valgom ir sprendžiam, kurį variantą mes pasiimsim. Keliam į jūs ananasų sulčių taurę ir dar radom tokių kažkokių tai keptų riešutukų su česnaku. Ir ragausim, kas čia gaunasi. Kol kas su ananasų sultis yra labiau vanduo negu sultis. Ten iš esmės buvo paramos akcija, tokie kaip kioskeliai, kur yra visokie ten maistai, desertai, gėrimai. Toks vaizdas, kad juos tos paramos organizacijos, nes mes, kur pirkom sultis, buvo tipo... Nekalbantis, negirdintis, tiksliau, nekalbantis, ja. Tai va. O rieštukus tai šiaip radom gatvėj tokie kioskeliai, ne kioskeliai, o ant vežimėlių chebra, kur pasidarė. Kur čia kamera. Va tokie va, riešutukai. Aurimas rado internetuose, kad Good stuff, kad reikia paragauti, nes skanu, tai ragausim. Taigi, Lina, koks mūsų verdiktas? Visai skanu, bet su riešutukais maišyti kepti česnakai skaniau negu riešutukai gauna. O ant pačio dugnelio buvo tokie dar su čili. Biški pasimaišė, ten turbūt sumiksavo, tai dabar dega lūpos man. Čia eina labiau mano mylimas vyras. Raudona maikė, geltoni šortukai. Čia eina link išėjimo. Ir jis dar nežino, kad aš jo neseku iš paskos. Kaip Malagui. Radom didelį medį. Hebrovas supasi ant tų šaknų, nežinau kas čia. Kiek burnyčių. Čia auga. Bananiuka. Antras dublis, nes pirmą Aurimas nepaspaudė. Nusipirkom ledų manginių, bet jie kokoso pagrindu, tai labiau jaučiasi kokosas negu manga. Iš esmės, čia yra, kaip fortuose būna tos apsaugos ir juose padaryta visokios maisto vietos, suvenyrinės, kitokie dalykai. Čia yra čepelis su keliu į koplytėlę. Bet čia nesimato. Atėjom iki Santiago forto, kuris principe yra vartai ir tvora aplinkui ir vandens griovys. Griuvukas vandens.
Stovėjom eilę, susimokėjom po 75 pesus ir štai mes čia. Aurimas kažkur šalia radęs yra kažkokia kavinukė, tai einam pasidėti, nes reikia jau pasidėti. Tai ne, apgavom, čia daugiau visokių dalykų yra iš tikrųjų tam for. Atėjom į kavinukę, kur Aurimas suradęs, kad skanus gėrimai ir va pasiėmė mango kažkokį tai gėrimą. Kažkaip aš šiandien mangų niekur nejaučiu, nežinau, paragauk. Nu jo, toks. Nežinau, kur čia mangai. Tarkim, mangų gėrimas. Šiuo metu mes esam visai nerandominiai vietoj, kurią iškart ilgai ir seniai suplanavom ir laukiam troškinuko. Pavadinimu Ginang, kurį valgysim. Mūsų food turas pasibaigė tuo, kad pusė vietų yra uždaryta, nes kol mes atsivilkom, viskas užsidarė. Po to mes ėjom ratu aplinkui ir atsiradom paskutiniai vietoj, nes golfo laukas neleido mums įeiti į senamiesčio zoną. Ir vietoj to, kad mes apsisuktume ir pagrįžtume 100 metrų atgal, mes nukujarinom turbūt kokį gerą kilometrą į priekį ir atsiradom jau ten prie pat forto. Kas irgi klausimas, ar buvo geriausia idėja, bet įvyko. Sėdim skaudančiais pilvais, nes viskas, ką mes šiandien turėjom, tai mažas falafel rapsas ir puodukas arbatos. Su mangais. Ledų turėjom. Ir ledų valgėm. Nu tai desertą. Maistukas. Gavom va tokį keistą daiktą. Skaniausiam. Sveiki atvykę į tailandietišką restoraną. Tai yra vienintelė vieta, kur mes šiandien radom, ką norim tikrai valgyti. Kol kas Filipinas ir jų maistas yra mums mislė, nes nerandam ką valgyti. Kur yra viskas su kiauliena. Su kiauliena, jo. Ir viskas stipriai skrudinta riebaluose. Tai taip, kokia didelė šakutė pusė. Sveiki, draugai! Štai ir mes vėl susitikome ir dabar valgome ant randominio įėjimo į kažkokius rezidentų ten dalykus. Pavalgiau pusryčių, galų gale radau salotėlių, kokosų vandens, nes tikrų kokosų nerandam dar. Ir užsistatėm plovimus rūbų ir džiovinimus čia, žodžiu, ten paskui pamatysite, Aurimas paspalvos. Ir gera naujiena ta, kad šiandien galų gale normaliai išsimiegojom, mūsų beveik savaitės laiko jetlagas baigėsi, pirmas per visas mūsų keliones, tai buvo labai nemalonu, bet galų gale mes gyvesni, nes prieš tai dienom, jeigu manėt, tai buvom tokie biški kaip pagiriojantis, tai čia buvo būtent dėl mūsų patirto jetlago. Šiandien naktį išskrendam į Cebu City, jau į Filipinų salas. Ir tikimės, kad tenai bus tyliau, ramiau ir bus galima pasimaudyti jūrose ir pasidžiaugti paplūdimiais ir gamta. Lankstau dalykus, gavom išplautus, išžinomus. Aš tai tau stalą padarysiu. Ruošim ant stalą. Stalas lankstimo.
Mūsų šiandien kryptis yra Manilos žuvų turgus, kur iš esmės principas yra toksai, tu susirandi žuvis, kurias nori, nusiperki ir po to eini į restoranėlį, kad tau jas iškeptų. Tai skaitosi pačios šviežiausios žuvys, kokias galima gauti visam mieste. Tai testuosim. Viena gavo bananą. Banana. Patata. Taste testas. Taste testas, nežinau ar noriu. Oi, jatas. Ano. Ja. Tai vyksta bilietų išrašymas. Laukiu, kol paims kas nors pinigus. Pinigų nieks neima, bet mes keliaujam autobusu. Čia yra dėdė, kuris haslina ir bando visus įtikinti, kad sėstų. Ir valdo visą dalyką. Už mūsų pardavinėja maistuką. Mūsų autikas išleidė, parodė pirštų, sakė, iki ten. Tai einam. Įdžiukai gražiai. Apsipirkę turguje nuėjome į vieną iš restoranų išsikepti jūrų gėrybių ir restoranas atsisakė kepti krabus, kurie buvo negyvi, nes sakė, kad jie gali būti ko nors apkrėsti arba mes galime tiesiog apsinuodyti. Dėl to liepė eiti atgal ir pasikeisti krabus į gyvus ir judančius. Tai aš nubėgau į turgų ir pardavėjas be problemų pakeitė į judančius gyvus krabus. Aišku, krabai buvo čiut mažesni ir mes praradom dalį pinigų, bet kaip sakant, sveikata yra svarbiau negu krabo mėsos dydis. Mes sėkmingai aplankėme Royal Kitchen. Royal Kitchen. Ir šiaip netaip įveikėm maistą. Pasiėmėm labai nedaug, 6 krevetės ir 3 krabukus. Tada 2 lėkštes žolyčių ir mažą ryžių. Tai ryžių liko. Taip. Buvo ką veikti. Čia, nežinau, kokias turbūt geras 1,5 valandos mes viską lukštenom. Viens iš dviejų, arba krabų mėsa yra labai soti, arba pavalgai nuo laužimo. Jo, tikrai, nes yra ką veikti, jos išlaužyti, tai buvo visai darbelio. Prisimenant, kai buvom Kambodžoj, kur tenai iš vis buvo tik per pusę supjaustyti, čia buvo bent jau nuimtas kiautas, buvo lengviau šiaip išlukštent negu Kambodžoj, bet nereiškia, kad greičiau apsisukom. Tai va, dabar baiginėjom paskutinius mangų smūčio lašus ir keliausim toliau į nuotykius. Vieną kortelę sėkmingai aktyvavimo, o kitą kortelę teko eiti į Smart Global atstovybę ir tenai ją aktyvuoti. Aktyvavimas truko grubiai 2,5 valandos, nes jie ten buvo labai pasimetę, bet galų gale mums pavyko ir antrą kortelę aktyvuoti ir su abiejom kortelėm išskristi į Sebų.